Labas rytas, šiandien turim trečią kelionės dieną, pradėsim čia. Deja, su manim vis dar tebėra Tadas. Ne, aš nesu aš. Tai iš tikrųjų plausim automobilį, pripilsim pilną bako kūrą. Toks yra prašymas iš Mantei Racing. Vat ten ir sutiksim neužilgo. Štai ir mes. Tai Mantei Racing padarys mums šiandien automobilio sportinį setupą. Žiūrėsim, kaip tai atrodys realybėj. Žiūrinėdami parką matom įdomų dalyką. Automobilis su silenceriais, kad nebūtų per daug triukšmingas trasoj. Ir mes čia labai gražiai įsikūrėm. Gal dar trupučiuką pavaikščiosim. Tadas, kadangi atvyko be daiktų, nusprendėm spirti rūbų. Sėmam automobilį, sureguliuotas. Bus labai įdomu patirt, koks bus skirtumas trasai ir kelyje. Bet dabar atrodo iš karto daug sportiškiau, ne? Man jis atrodo greitesnis. Greitesnis, negi kai stovi atrodo labai greitas dabar jau. Dabar jeigu nebūsi greitesnis, tai žinai, gali kaltinti tik save. Nu ką, pirmieji pojūčiai. O, kaip važiuoja, iškart kitaip va, sukasi. Be rankų važiuoja. Ne, nu tai nice. Kitas reikalas. Iš karto va, jaučiu. Atvykom papusryčiauti vietinę kavinę netoli Nürburgringo, Cockpit. Tai čia renkas benzingalviai iš viso pasaulio. Tai trupučiuką pasidarysim po automobilių parką. Ai, dar neatvažiavo visas pasaulis. Miega. Neparodysiu dar nieko kokiusim. Šiuo metu esam prie trasos, stebim automobilių testus. Čia atvažiuoja BMW M5 Touringas. Galbūt pamatėt kažką. Matėm Mustang GTD, matėm Cayman elektrinį, matėm 992.2 turbo testuojamą, matėm porą BYD. Jo, BYD. Dar ką kamufliažinio. Žodžiu, naujienų šiais metais nežiūrėsim. Mums to galit nieko nepasakot, mes jau viską matėm realiai. Čia. O jūs pasižiūrėkit, labai geri automobiliai, labai greiti. Tik tie elektriniai labai tyliai važiuoja, kažko trūksta. Bet žiūrėkit, Darinas važiuoja dabar. Ir mano nugaros. Taksi. Nieko gero, rink taksi. Boring. Laukiam Volvo. Žiūrinėjom trasos infrastruktūrą. Ir instruktorius Tadas jums parodys, ką čia turim teisėjų poste. Code 60. Code 60, vėliavos, gesintuvai, šluota. Raudona, mėlyna. Mes esam pasiruošę, jeigu ką reaguot. Esam pasiruošę reaguoti, jeigu trasa būtų kažkur ČP. Palauksim, tikiuosi nieko nebus. Tadas sakė, varom, parodysiu gerą matomumo vietų. Nerealiai pasižiūrėsim, pafilmuosim. Va, kaip trasa gražiai matos. Nerealiai. Mes einame koks 54 kilometras, temperatūra yra apie 60 laipsnių kažkur kaip Dubajui. Einam ant saulės, kaip matot saulę. Ne, dabar biškį einam pavėsį. Bet matomumas yra išskirtinis trasos ir labai džiaugiamės to. Tadas yra puikus gidas, šiaip geras žmogus. Aš tai manau, kad Tadas grįš iš tos kelionės geresnių žmogų. Bet pažiūrėkim, negirkim, kaip sakant, Tado be vakaro.
bus matyt. Vedžiau Martyną į vietą, nu aišku. Ne, neklausykite, pažiūrėkite. Jam vėl yra netinkama, negraži. Aš važiuoju šitą simuliatoriui ir ten nebuvo tokio nuolydžio. Aš manau, kad šitas trasos vieta yra kažkoks feikas. Simuliatorių daug geriau. Nu, pažiūrim, kaip čia atvažiuos dabar kažkas. O čia Porsche. Kažkoks paprastas testuojamas naujas Porsche. Noriu pasakyti, kad mes vis dar tęsiam kelionę gražiom trasos vietom ir Tadas sakė, kad atsivers kaip tik vaizdas. Tai atsivėrė, vaizdas yra labai gražus. Atsižiūrėk, kaip tavo mašinas. Bet ne į trasą, o į Kolūkiečių laukus. One eternity later. Tai va, gražu. Automobiliai lekia, padangos cypia. Sankabos kvapas. Va, paukštukas gražus. Plėšrus kaip Tadas. Vanagas, nematot, aišku. Nu, gerai, parodysiu. Kai ne kasdiengi. Jurgis, Antanas, Aloyzas ir Martynas. 4 miestiečiai kaime liks nakvot. Liks nakvot, oi liks nakvot. Ais, būtinai atvažiuokite į Nürburgringą. Įspūdingi vaizdai, pamatysit, ko tikrai nesat matę. Iš tikrųjų mes einam, turim laiko pamastyti apie gyvenimą ir matom, kad Nürburgringas irgi ruošias 1000 km lenktynėms. Pradėjo šienaut pievas. Čia kažkur įrengs pedoką turbūt. Žiūrovam bus tribūnos. Scena, va ten irgi matos yra vietos laukuose. Pakankamai šieno surinkta saugumą užtikrinti. Tai mes gal liksim, luktirsim šitų lenktynių. Kad bereiko nebevaikščiai pirmin atgal, nes jau biškį atsibodo. Mes radom kažkokią gatvę, galbūt bus perėję. Pasižiūrėsim. Mes lengvai prasėjom kokius 7 kilometriukus. Dabar lengvus, bet bučiuką negazuotų skysčių. Ir važiuosim ruoštis trasai. Let's go. Dabar biškį patys pavairuosim, užtek žiūrėt. Race time. Kur mes čia atvykom? Pas draugus. Einam į vidų. Buenos días. Buenos días. Taigi tolimesnė mūsų šiandienos programos dalis yra pasivažinėti trasai. Tai suksiu šiek tiek ratukų su BMW F30, paskui perduosiu šturvalą Tadui. Realiai su Tadu tarėmės taip, kad aš pradžių parodysiu kaip moku, aš man paskui parodysiu kaip reikia. Ir tada aš sėsiu GT3 ir bye Tadai, bye. O kas bus rytoj, nu, bus matyt, kas bus rytoj. Irgi bus ne ką prasčiau. Šiki? Automobiliai jau paruošti. Žiūrėkit, kiek čia jau. Čia pasiklausiau, ką aplinkiniai šneka. Tai jie paprastai tie, kur kažką supranta, sako shitty weather. Žiūrėsim. Normaliai. Viskas bus gerai ir tokį reikia važiuoti. Ne, tai jie taip sako, mums gal bus
Lithuanian weather. Lithuanian weather. Yeah. Perfect Lithuanian weather. Aš galvoju, už kokius 600 eurų galėčiau Tadą pravežti. Arba Tadas gali su jais važiuoti. Žiūrėsim, kad Tadas pasiėmė pinigų ar nepasiėmė, aš neklausiau jo. Tadai? Aš galvoju, tu turi pinigų, tu su manim norės, kad pravežčiau tave ar pas juos sėsi? Pas juos jaučiu. Pas juos. Jo, nes su tai mašina. Dublis numeris 2. Tadai, o tu važiuosi su jais ar su manim? Ne, Martynai, žinok, aš rinksiuosi tave iš tikrųjų. Gal tau tai ir netikėta, bet aš jais nepasitikiu. Nu malonu. Bet žinau, kainuos tiek pat. Tai okei, jokių problemų. Prasukom porą ratelių. Tadas kažko be nuotaikos. Nežinau, gal įpykina, šiaip nemokamai įvežiau, bet gal charakteris žmogaus toks. Šiaip labai smagu buvo. Ne, nelabai smagu. Šlapia labai buvo. Bet nice. Dabar reikia įkalbėti Tadą. Bet BMW Experience padaryti. Važiuosi? Jo, važiuosiu. Conditions. Nebijai? Ne, bijau tai nebijau, bet conditions tai very bad. Shitty weather. Nice to drive. Geros naujienos. Tadas sėda už vairo ir parodys dabar, kaip reikia važiuoti. Thank you very much. Nu ką, GT3 Nürburgringe išbandyta. Šios dienos varnelė ček. Važiavosi labai smagiai, nepaisant to, kad trasa kai kur buvo drėgna. Norėjau varyti dar, bet nebesuspėjau. Uždarė trasą. Tek sugrįžti. Ir kas yra įdomiausia, kad mūsų nuotykiai tuo nesibaigė. Ir rytoj mes važiuojam į trasą, kurioje prieš porą savaičių vyko Formulės 1 Grand Prix. Ir tai yra Spa Francorchamps. No foto? No foto! Nu kaip nuotykiai? Nu, žiauriai gerai, eiktų. Koks kaifas, 3 ratus sukeliau. Ant trečio jau padangas perkaitai, žinai. Čia yra dar šiek tiek mūsų kebros. Kaip visi mūsų kompanijoje malonių žmonių, tai paklausim, kaip sekės. Kaip įspūdžiai?
Super, prasta išdžiuvom paskutinio rato. Jo, paskutiniai ratai buvo awesome, realiai. Superiniai buvom. Iš tikrųjų, atmosfera čia yra įspūdinga. Visi labai draugiški, visi dalinasi savo įspūdžiais, savo patirtim. Ir, nu ką, norės čia būti ir sugrįžti. Yeah.